Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai jums pristatysiu, kaip užpildyti AKC 430 formos akcizų deklaraciją. Pažymėtina, kad AKC 430 formos akcizų deklaracija teikiama už mokestinius laikotarpius prasidedančius nuo 2025 m. rugsėjo 1 dienos. Už mokestinius laikotarpius iki 2025 m. rugpjūčio 31 dienos teikiama ir tikslinama FR0630 arba FR0630A forma. Pildant AKC 430 deklaraciją, rekomenduojama naudoti Google Chrome naršyklę. Akcizų deklaracija susideda iš šių dalių – bendrieji duomenys, prekių lapas ir cigarečių lapas. Pereiti į kitą lapą galite lapo viršuje, paspaudus reikiamą skiltį ir apačioje, naudojant mygtukus kitas lapas, ankstesnis lapas. Esant poreikiui, deklaraciją galima pildyti ir anglų kalba. Jei jums kyla klausimų dėl laukelių paskirties, galite paspausti klaustuko simbolį, kur pateikiamas išsamesnis paaiškinimas. Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti DUK skiltyje. Pirmiausia, užpildykite bendruosius deklaracijos duomenis. Nurodykite mokestinį laikotarpį ir pasirinkite akcizų mokėtojo tipą. Šiuo momentu automatiškai patikrinami VMI turimi duomenys, todėl pasirinkimų sąraše nebus rodomi jums negalimi akcizų mokėtojų tipai. Jeigu pasirinkote netinkamą laikotarpį arba akcizų mokėtojo tipą, deklaraciją pildykite iš naujo. Jeigu deklaruotinų įvykių nebuvo, bet turite prievolę teikti vadinamą nulinę deklaraciją, tuomet ties klausimu, ar yra deklaruotinų įvykių, pasirinkite ne, teikiu nulinę deklaraciją, patikrinkite klaidas, paspausdami tikrinti ir nenustačius klaidų, pateikite deklaraciją, paspausdami pateikti. Deklaracijos pildymas bus baigtas. Atveju, jeigu deklaruotinų įvykių yra, ties klausimu, ar yra deklaruotinų įvykių, pasirinkite taip ir pasirinkite deklaracijos dalis, kurias pildysite. Prie prekių pažymėjus taip, bus pateiktas pildymui prekių lapas. Prie cigarečių pažymėjus taip, bus pateiktas pildymui cigarečių lapas, jeigu jis galimas pasirinktam akcizų mokėtojo tipui. Rezultatų skiltis užpildoma automatiškai. Norėdami tęsti deklaracijos pildymą, spauskite mygtuką kitas lapas. Atsivėrusiame prekių lape pasirinkite prekę ir nurodykite įvykius su šia preke suminius duomenis. Įvykių sąraše bus pateikiami tik jums galimi įvykiai. Prekės ir įvykiai užpildomi automatiškai, jeigu jie žinomi VMI. Pasirinkite reikiamą įvykį ir įveskite prekių kiekį. Deklaruoti nulinių kiekių nereikia. Kiekio matavimo vienetai yra pateikiami prie pasirinktos prekės. Tarifas parenkamas automatiškai. Jeigu reikia, pasirinkite kitą tarifą iš galimų sąrašo. Įvykiui tenkanti akcizų suma apskaičiuojama automatiškai ir pateikiama prie kiekvieno įvykio, o bendra suma pateikiama prie konkrečios prekės esančiame laukelėje akcizų suma. Paspaudus mygtuką pridėti įvykį, galėsite suvesti kitą įvykį pasirinktai prekiai. Jeigu operacijas atliekate ne su vienos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, tai įvykius su kitomis prekėmis galite suvesti paspaudę mygtuką pridėti prekę. Jeigu pasirinkote ne tą įvykį ar prekę, tai jį pašalinti galite paspaudę šiukšlių dėžės ikoną. Tiems įvykiams, kai turi būti apskaičiuojamas tarifų skirtumas, pateikiamas papildomas laukelis kitas tarifas, kuris automatiškai užpildomas lengvatiniu tarifu, kai apskaičiuojamas skirtumas tarp standartinio ir lengvatinio tarifų, arba ankstesniu tarifu, kai apskaičiuojamas skirtumas tarp seno ir naujo tarifų. Pildant cigarečių lapą, prekė cigaretės parenkama automatiškai. Analogiškai kaip ankstesnėme prekių lape, nurodykite įvykius su cigaretėmis duomenis. Pasirinkite įvykį, įveskite prekių kiekį ir pateikite duomenis kombinuotojo tarifo apskaičiavimui. Tai yra cigarečių kiekį pakuotėje ir maksimalią mažmeninę pakuotės kainą. Kombinuotas tarifas ir suma apskaičiuojama automatiškai. Jeigu kainos ant pakuotės nėra ir ji nežinoma, tai rašykite tuo mokestiniu laikotarpiu taikomą vidutinę svertinę mažmeninę cigarečių pardavimo kainą. Ja galite sužinoti prie laukelio PAK kaina paspaudę klaustuko simbolį. Pildykite tiek to paties įvykio eilučių, kiek skirtingų pakuočių, dydžių ir tarifų taikoma tai pačiai prekiai.
Pasitikrinkite, ar teisingai užpildėte visus laukelius, paspaudę lapo apačioje esantį mygtuką Tikrinti. Jeigu reikia, papildykite, pataisykite. Peržiūrėkite užpildytos deklaracijos rezultatus. Bendra akcizų prievolė. Šioje vietoje teigiamas skaičius reiškia, kad apskaičiuota mokėtina suma. Jeigu pateikiamas neigiamas skaičius, tai reiškia, kad apskaičiuota grąžintina akcizų suma. Akcizų avansą, jeigu pasirinktam akcizų mokėtojo tipui yra prievolė jį mokėti. Avanso dydis apskaičiuojamas automatiškai pagal praėjusių 3 mokestinių laikotarpių deklaracijas. Spauskite Tikrinti ir Pateikti. Jeigu mygtukas Pateikti neaktyvus, reiškia, kad deklaracijoje vis dar yra pildymo klaidų. Atidžiai peržiūrėkite užpildytus duomenis ir ištaisykite klaidas. Atlikę korekcijas, vėl spauskite Tikrinti ir nenustačius klaidų spauskite Pateikti. Sėkmės atveju jūs informuojami apie sėkmingai pateiktą deklaraciją. Dėkoju už jūsų dėmesį.